Žiūrėkit, iš karto galit blokuoti tie, kas esate tos nuomonės, kad smurtu atsakyti, į smurtą atsakyti smurtu yra jėga, yra tiesiog perfekt. Tai iškart blokuokit ir nežiūrėkit, nes jūs tiesiog užtrumpins šitas mano pasakymas. Jums dar kyla klausimų, kodėl jaunimas turi tiek agresijos? Tai blėt, pradėkim nuo savęs, ką, mėlyjei mano. Jeigu 2, 3, 4, 5 metų vaikui mes sakome, mažutį, kai išeisi į žaidimo aikštelę arba darželyje, tave pastums kažkas tai. Tu dėk taip, kad maža nepasirodytų. Trenk taip, kad jisai neatsikeltų. Juos pastumk taip jį, kad jam maža nepasirodytų. Nu davaici, pagalvokim. Dabar įsivaizduokit. Ateinam į darželį, stovi 10 mamų ir 10 skirtingų vaikų, mergaičių ir berniukų. Ir visi chorų sakom, vaikai vanagai. Dabar taip, visus paleidžiam į darželio grupę ir jeigu nors vienas kažkuris pastums, neduosim skaladėlės, duokit iš visų jėgų, kad maža nepasirodytų. Kaip tai skambėtų? Ir auklėtoja dar pritartų, direktorė pritartų, mokytojai pritartų, visi pritartų. Kas būtų? Mes padarysim. Mes viešai darome ringą. 2, 3, 4, 5 metų vaikas, jisai nesuvokia dar tos trenkimo, pastumimo, kaip gali suprasti 12, 14, 16 metų paauglys, kuris supranta, kad jam ką tik padarė tą specialiai. Vaikai ir yra vaikai. Jūs šiaip savoką suprantat, kas yra tėvai ir vaikai ir kokią pareigą jūs nešate ir ką jūs vemiate iš burnos savo mažiems vaikams. Tada jūs stebėtės, kodėl jūsų 4 metų vaikas, ką tik taip stipriai pastumė vaiką, ką tik toks buvo, nesveikas ir pradėjo taip daužyti kitą vaiką. Todėl, kad jūs to mokinate, jūs aiškiai pasakote ir transliuojate tokią viziją savo vaikui. Daužyk, kol maža nepasirodys. Kitą kartą nelys, ane? O jūs žinote tą vaiką 100%, kad jisai prie jo daugiau nelys. O jūs esate įsitikinusi, kad tas vaikas neatsikels ir nepastums jūsų vaiko taip, kad jisai trenksis su smilkiniu į komodą, nes jo mama irgi taip pat primokino daužytis tol, kol maža nepasirodys. Apie tai tikriausiai mažiausiai pagalvojate, ne? O jūs pabandėt pasakyti savo darželio auklėtojai, darželio direktoriai, atvedę į mokyklą pirmą kartą vaiką. Mano nuomonė yra tokia, mano mieloji direktoriai ir mokytojai. Jeigu mano vaiką kažkas pakliudys, aš jam pasakiau, stumk taip, kad maža nepasirodytų. Duok taip, kad maža nepasirodytų. Aš jį vedu į boksą ir mokinu, kad trenktų taip, kad jau nebeatsikeltų. Kaip skamba šitas dalykas? Nu davaici, parašykit man, mamytės, kurios esate tos pačios nuomonės. Mes pačios padarom kartą, kuri daužytųsi, kuri gauna pizdai ir duoda atgal. Nuo pat mažų dienų, nuo pirmų dienų. Vat pradėjo nuo metuko eiti darželį ir mes mokinam. Martynas pastumė Tomą. Tai Martynai, ką tu negali? Kelkis ir duok atgal. Marija, tau trenkė, tave patraukė už kasos? Tai palauk, tai tau reikėjo kratyti ją, kad maža nepasirodytų. Jūs, blėt, savam protė. Šiaip, jūs esat savam protė. Tada jūs stebitės. Kodėl jūsų vaikas gali supjaustyti kitą vaiką? Kodėl jūsų dukra 15 metų krato kitą moterį, mergaitę ant suoliukų iki tol, kol jinai sukraujuoja? O ko jūs stebitės? Ar nejaugi jinai iš niekur nieko tokia patapo?